Kad 2013 būtų laimingi, kaip žadėta, sumažinome skaičius. Užsisakę Baltikum spartų internetą, mėgausitės juo tik už 23 litus per mėnesį. Visus metus. Baltikum. Tikros dovanos. Nepažadai. Sveiki! 13 šio amžiaus metais reidas pradeda savo 12 gyvavimo metus. Apakinus saulėje jauna vairuotoja sukėlė avariją, per kurią sužeisti 5 žmonės. 4 automobiliai atsidūrė Vėžaitinės miške, vairuotojams pagalvojus, kad pliusas ore, tai pliusas ir ant kelio. Mediko automobilis vežęs sunkiai sergantį ligonį susidūrė su stirna. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Per savaitę sausio 4-11 dienomis Lietuvoje buvo užregistruotos 35 avarijos, kuriuose žuvo ar buvo sužeisti žmonės. Žuvo 5 vyrai, 2 vairuotojai, 2 dviratininkai, 1 pėstysis. Jų amžiaus vidurkis 44 metai. Sužeisti 35 žmonės, iš jų 7 nepilnamečiai. Girtuokliai nesukėlė avarijų, kuriuose būtų sužeisti ar žuvę žmonės. Kai tamsos daugiau negu šviesos, tai visos bėdos persikėlė į tamsą. Dar antrą šių metų dieną Herkaus-Manto gatvėje pėsčiųjų perėjoje automobilio Mazda vairuotoja partrenkė jau beveik gatvę perėjusią moteriškę. Iš paskos važiavę vaikinai iškvietė medikus bei policiją. Jų įsitikinimu avarija vyko pėsčiųjų perėjoje. Moteris iš tos pusės ėjo per perėją ir mes iš galo čiutėje važiavom gal metro ir partrenkė, akivaizdžiai. Bet buvo, greitis buvo pas minimalus, galim 40 toksai. Šitos Mazdos. Nu tai kur čia nuo šizoforo, čia gal neįsibėgės labai iš tikrųjų. Tamsu perėja. Jo, ir partrenkė, akivaizdžiai, nes sakė nepamatėm. Bet grinai per perėją buvo. Nu tai matos, jo, čia matosi, kad čia tai jau perėja tikrai. Galvojau, žinai, jinai supanikavo, žinai, neišlipo iš mašinos, aš tiesiog sustojau, matau, kad žmonės pasimetė, šokau pagelbėt ir baigėsi. Vargšelė pėsčioji per avariją užvirto ant kapoto ir priekinio Mazdos stiklo. 37 metų moteriškiai plyšo dešinio kelio raiščiai, sužalota tos pačios kojos čiurna. Negali kaltinti, kad šviesos čia maža, jos pakanka, bet kai lyja tamsoje, tai ir tas gatvė apšvietimas menka pagoda, bet vis tiek pagoda. Vieną juodą 13 metų vakarą kraupiai lyjant lietui Klaipėdoje Šiaurės prospekte greitosios medicinos pagalbos automobilis į ligoninę vežęs ligonį susidūrė su stirna. Per kelią bėgo 2 grakštuolės, tačiau po ratais pakliuvo viena. 2 buvo, viena suspėjo peršokti, buvo kažkokiais apie 70, stabdymo metu padamedžiau po save ir su priekiniu dešiniu ratu pervažiavau. Aha, o su ligoniu važiavo? Jo. Su ligoniu. Dabar jį paėmė, viskas tvarkoj tam. 48 metų ligonį į ligoninę nuvežė pro šalį važiavęs kitas mediko automobilis. O mums tik belieka pakraipyti galvas ir pasvarstyti apie tai, kad jau ir mieste kelių turime dalinti su laukiniais gyvūnais, ne tik su dviratininkais ar pėsčiaisiais. Pliusas termometre, pliusas ore, pliusas galvoje dar nereiškia, kad ir ant kelio ne minusas. Pamiškės pašala pirmos. Arba, ne taip. Pamiškės žiemą neatšyla apskritai. Tuo galėjo įsitikinti net 4 automobilių vairuotojai, kurie važiuodami nuo Plungės link Vėžaičių, sukrito visi su savo automobiliais į Vėžaitinės mišką. Pirmasis nuvažiavo nuo kelio ir vertėsi automobilio Škoda Fabia ekipažas. Bet jūs vertėtės vieną kartą per stogą? Mes pirmi per stogą vieną kartą, šitą sekantis atsigulė. Paskui trets parėjai ten, o ketvirts jaunuolis, o ten Supratau. Tai pirma Škoda Fabia, po to 5-7 minučių laikotarpį Renault, paskui Toyota parėjai ten. Toyota? Jo, ir gal po kokių 5 minučių BMW čia. O tarp to dar mašinas ten mėti, taip kaip gyvacijai. Supratau. Nu, pamiškės, žiema, yra slidu. Bet pliusinė temperatūra. Pliusinė temperatūra, tai va turbūt tai jūs ir pražudė, galvojat, kad čia viskas yra tvarkoj, bet čia... Visai pavojinga zona. Čia yra miškai, čia yra blogai. Šalia Škodos netruko ant stogo įkristi automobilis Peugeot vairuojamas Plungiškio. Mane, supranti, pradėjo sukti, aš dar pirmą tą sukimą ištraukiau, bet mane perverti į antrą pusę, tada palikė nevaldomai.
Ką reikėjo daryti? Gal greičio pridėti truputį? Nieko jau tada nepridės, kai jau į antrą pusę pertraukį, nieko nebepridės, jau mašina im kur nori. Ja. O da gerai, kad iš priešpriešos nieko neatvažiavo? Nu jo, nieko nebuvo, da gerai, kad ant jų neužšau. Visi vieną pusę sukrito. Bet aš jau nebemačiau, kur aš einu. Bet turbūt irgi pražudė, galvot, pliusas, viskas yra tvarkoje. Pliusas, +2, nu, nieks net negalvoja, kad čia ir patraukė. Pamatęs bėdą už posūkio, automobilio Mazda vairuotojas skubėjęs į egzaminą Klaipėdoje, mokykloje tądien nepasirodė. O greitoji, beje, stovėjo ar ne greitoji? Dar nestovėjo? Ne. Priešpriešus dar mašiną, net nesukau į kitą pusę tiesiai. Nu, žiūrėk, visą gražiai nuvažiavai. Ką gražiai, visas priekis. Galėjo būtų, šitam tai atrodo viskas jau. Jo, tai mane irgi permetė. Aš gerai, kad tai tiesiai važiavau. Mane irgi per tą kelmą permetė į viršų. Paskutinis gražią kompaniją papildė automobilio BMW vairuotojas. Ta vieta buvo čia pašalusi gerai. Posūkis, pamiškė. Fūra dar pakiš. Fūra iš priek parėjai. Kaip? Fūra parėjai iš čia buvo greitai. Fūra parėjai ir dar lengvoji mašinų parėjai. Ant lenkimo ir nebebuvo kur bedinti. Į įvykio vietą buvo iškviesti medikai, bet jiems darbo neatsirado, tai jie ėmėsi sargų vaidmens. Atsistojo prieš pavojingą posūkį ir įjungė švyturėlius, kad skubantys truputį greitį sumažintų. Vienas sužeistas buvo, bet jinai atsisakė. Čia grįs net ir čia bus nuo Lentos nors priekį turi stovėti, nes bus šaksta. Tai jūs jau pagelbėjot, supratau, labai rimtai. Pagelbėjom, mes jau pus valandos stovim tame. Nes čia mes būtent nespėjai važiuoti. Ten nusileikti, tai... Bet ta moteris žodžiu atsisakė. Jo, iš Telšių jinai bus, kad aš geriau važiuosiu Telšių. Nu, jeigu norit negauti galą, tai važiuokite jau tada. O kelininkai tai nesupratau. Gero kelio. Ir nevarykime ant kelininkų, nes tai yra banalu, nes jie yra pratę, kad visi aplinkui ant jų žiemą loja, pila srutas ant galvos, o mes atsisukime į save ir pažiūrėkime, ar įvertiname kelio dangą. Ar mes tinkamai kirtome per stabdžius, iš kur mes žinome, kad jeigu pliusinė temperatūra ore, tai pliusinė ir ant kelio. Taip nėra, yra kitaip. Pamiškės pašąla pirmos, o gal jos net ir neatšyla. Tądien pajūryje buvo slidu Kretingos rajone, kelyje Kretinga Darbėnė nuo kelio nuvažiavo automobilis Mercedes-Benz. Istorija panaši. Saulutė šviečia, oro temperatūra tolima minusui, atrodo, iš kur čia gali būti slidu, tačiau Mercedesas atsidūrė karklyne. Patraukė staigiai į kairę, toks jausmas, kad ratą būčiau pradūręs. Ir paskiau metė į dešinę ir paskiau dangų žemę ir viską. Tai slidu buvo, ar ne? Nu, kaip sakė policija, yra gabalai. Ledas, asfaltas. Ten mašiniukas audinė, tipo ar kas sudaužyta, pristabdžiau specialiai ant stabdžių paspaudžiau, mašina nesvystama ir važiuoju iki 70. Vairuotojas buvo blaivus ir per avariją nenukentėjo. Tuo metu tame pačiame kelyje netoliese įvyko kita avarija. Iš pradžių nuo kelio nulėkė moters vairuojamas automobilis Volkswagen Golf. Tada įvykio vietą atvažiavo moters sutuoktinis su automobiliu Renault Space. Vyriškis išlipo iš mašinos ir netrukus jo mašina atsidūrė šalia žmonos automobilio, nes Renault atsimušęs paslydęs automobilis Mazda. Tai parslydį kelią iki tai griovė. Aš atvažiavau traukti, o kitą atvažiavo to jau taip. Ketai sumėti, kertai šuolai, man numetį griuoja. Štai taip pakalbėjome apie mūsų paslydimus, dabar pakalbėkime apie Saulę. Žiemą, ji žema ir taip pat apsunkina vairavimą. Keliamės į Klaipėdą. Greitoji, viena, antra. Taigi dvi greitosios iš įvykio vietos išskubėjo į ligoninę. Dar viena kol kas tebestovi avarijos vietoje. Kiek sužeistų? Nežinau, jau dvi išvažiavo greitosios. Dvi greitosios išvažiavo? Jo, pas mane trečia. Čia Melnragės ir Girulių sankryžoje rimtai išsitaškyta, vėliau paaiškės, kad per avariją sužeisti net 5 žmonės, 4 maršrutinio taksi keleiviai ir 24 metų avariją sukėlusi Audi A6 vairuotoja. Avarija vyko, kai iš šalutinio kelio nuo Girulių atlėkusio automobilio Audi vairuotoja be jokių stabdymo pastangų atsimušė į galinį 6 maršruto keleivinio taksi ratą. Moteris sakė, pakino. Saulė pakino? Nu, bet be jokio stabdymo, be nieko, aš net nesupratau. O ne iš nuo Girulių parlėkė? Girulių aš net nesupratau, tai smūgį pajutau ir apsuko, net nespėjau statyti. Ir visi sužeistieji pas jūs yra? Iš jūsų? Taip, jinai vieną už vairo važiavo.
Maršrutinis taksi apsisuko apie savo ašį, atbulas užšoko ant šaligatvio ir taip, atbulas nuraidėjo į mišką. Į ligoninę buvo išvežti 4 keleiviai, 2 moteris ir jaunuolis po apžiūros ligoninėje paleisti gydytis namo. Beje, kaip ir Audi vairuotoja, kuri patyrė galvos ir akies traumą. Tik pats mažiausias 5 metų berniukas paliktas vaikų ligoninėje stebėti sveikatą. Vairuotojai buvo blaivus. Atrodo, pirmoje metų laidoje, pirmoje jos dalyje aptarėme visas įmanomas žieminės situacijas. Tamsos daugiau negu šviesos, o jeigu yra šviesos, tai jis sukelia nepatogumų vairuojant, nes saulė rytinėjasi pažemė. Ir prieš pertrauką prisiminkime, kad sausis, žiemos mėnuo ir dar visokų cirkų gali iškrėsti tie orai. Kai atrodo gali deginti saulutėje, o iš tikrųjų užpakalis kaip mat prišaltų prie asfalto. Reklama. Kaip visada šioje laidos vietoje reklama, o po jos toliau laidoje matysite. Pirmasis sukėlęs girtą avariją šiais metais tai padarė prie Gargždų. Darbėnuose su signalinė raketa sudegintas kaimyno automobilis, filmuoja reido reporteriai. Na, kad jūs žinotumėte, kaip mums patinka šitą rubriką, tai kad jau tai patinka, kad juos kur velniai tuos reporterius tiek prisiuntė medžiagos, kad nežinia nuo ko pradėti. Bet kaip nors mes tą antrąją dalį ir pradėsime, ir pabaigsime. Tačiau visą tai jau po reklamos. Mes paruošėme jums dovanas, kurių užteks visiems metams. Užsisakykite Baltikum skaitmeninę ir 2 pasirinktus teminius paketus, žiūrėkite nemokamai visus metus. Baltikum – tikros dovanos, ne pažadai. Tai buvo visa reklama ir anonsai, na, o mes tęsėme laidą. Vieną naktį Darbėnuose įvyko įmantrus atsitikimas. Ne, tai ne avarija. Tai nevykęs saliutavimas 12 val. Nakties. Nors naujieji jau praėjo. Darbėnuose vienas kitam sako, klausyk, duok, parodysiu, kaip reikia šauti. Kaip jau parodė, tai ką mes žinom. Tai kaip jau šovė, tai šovė. Signalinė raketa atsimušusi į kliūtį pakeitė skrimo kryptį ir pramušusi galinį automobilio stiklą užkūrė mašiną. Įvyko vietą buvo iškviesti ugniagesiai gelbėtojai, tačiau aparatas buvo užgesintas iki jiems atvykstant. Tai dar gerai, kad namo neužkūrė tą signalinę raketą, nes iš mašinos nekažin kas beliko. Tokia tad istorija Darbėnuose nutikusi vieną naktį jau po 12 valandos, jau po vidurnakčio. Pirmasis šių metų girtuoklis užfiksuotas mūsų laidoje sukėlęs avariją, tai toks raseiniškis Edgaras, dirbantis Švedijoje, bet avariją padaręs Klaipėdos rajone už Gargždų. Kai Macuičių sankryžoje, bandydamas suvaldyti automobilį Citroen Xantia, pilietis Edgaras išvažiavo į pagrindinį kelią nuo Macuičių ir lengvai kliudęs šoną nuo kelio nuvijo automobilį Seat Alhambra su priekaba, kurį vairavo 51 metų gargždiškis Algirdas. Citroeno keleivis pabėgo, o vairuotojas, pagautas už pakarpos, savo kliedesiais bandė neigti vairavimo faktą. Mes tokias giesmes esame girdėję, jų klausomės jau 11 metų. Jūs iš kur važiavot? Iš Gargždų. Norėjot ką daryti? Pėsti važiavau. Į Viešvičius? Nu, tas ką? O tas iš Macuičių. Prieš eismą iš Macuičių, žodžiu. Da, čia tai. Tam čia susipandėjot kažkok. Tekėdis, čia žmogus. Da iš visoka šiek tiek. Būtumėt į priekį garas. Nu ir ką tas pilietis aiškina jums? Ne, ką? Nu ką, šnapšis prigėris. Tu gal aiškiai. A švakas yra? Švaks, abudu buvo, švakins pabėgo. Pabėgo? Reikiu. Tai nušliaužė turbūt, nepabėgo. Garbėjai Zukriusui, ponė. Aleikti. Kaip pons į avariją patekot? Ne tavo biznis, ne, čia kiškas. Čia mano biznis. Taip. Nes kitą kartą ir aš tų žmonių vietoje galiu būti. Taip. Tikrai taip. Taip, jeigu aš šalia sėdžiu. A, jūs šalia sėdėjo? Jo. O tai kas vairavo? Kas vairavo jums priklausantį automobilį? Draugas. Draugas? Nu. 3 žmonės matė, kad jūs vairavot, bet vis tiek draugas vairavo. O tu kol tu... Aš. Alei.
Pilietis Edgaras Klaipėdos rajono policijos komisariate įpūs 2,9 promilės alkoholio, vidutinis girtumo laipsnis. Pareigūnams pateikė traktorininko teises, nors turi ir teisę vairuoti lengvuosius automobilius, tačiau tą dokumentą paslėpė. Jo gali prireikti vairuojant mašinas Švedijoje. Edgaro laukia 5 ar net 5,5 tūkstančių litų bauda su mašinos konfiskavimu arba be šio veiksmo. Taip pat piniginę baudą galima atsėdėti. Tik čia kalėjimas bus ne švediškas, o lietuviškas. Čia socializmo yra mažiau. Jau galvojame, kad pakalbėsime apie sankryžinę avariją Liepų ir Artojų gatvių sankryžoje, kur šviesoforas tik blyksi geltonai jau mėnesį daugiau, bet kad tos mašinos per toli nuo sankryžos nuskriejusios, viena netgi skiriamojo juostoje tūno, bus rikiuotasi. Ne velnio. Avarija vis dėlto sankryžinė, sako avarijos kaltininkai artimas asmuo. Mazda iš kur parvažiavo? Nuo ten, nuo Liepų. Tu ne pagrindiniu keliu važiavo? O tas? Supasi ten į šitą gatvę. O, supratau. Kirto iš šono ir abidvi čia taip susivartė, taip? Taigi Reno Lagūnai išvažiuoja iš šalutinės Artojų gatvės ir kepšteli 6 Mazdos šoną. Ta nuskrieja ant skiriamosios juostos, užpildomas eismo įvykių deklaracijos ir bandomas skirstytis. O netrukus mūsų krašte pradėjo slidinėti mašinos. Važiuojant Palangos keliu nuo Jakų žiedo, iš kelio dešinėn pasukti panoro automobilio Volkswagen Passat vairuotojas, bet mašina vairuotojo veiksmams ir valiai nepakluso ir pasielgė savaip. Kliudė kelio ženklą, nuvažiavo ir pakybo ant skardžio. Tokio plataus ir nesmagaus. Kol nesusiduri su tais griuvės, tai jie atrodo nekalti ir nepavojingi, o trečiadienis buvo slidus. Labai slidus. To įsitikino Opelio vairuotojas, kur barstytuvų pamirštame pravažiavime už arenos labai norėjo pasukti dešinėn, tačiau mašina nuvažiavo tiesiai. Tiesiai į kalną ir dar kelio ženklą nuvertė, kuris skelbė, kad čia baigėsi kelias. Čia reikia pasukti. Skaudžiai trinktelta aliuminis stulpą, net pagalvės salone iššovė. O dabar filmuoja reido reporteriai. Tai rubrika, kuri greitai atims iš reido kūrėjų darbą. Bet mums nuo to tik smagiau. Tai tas smagumas baigėsi ir prasideda apakimas bei žakterėjimai, kai patiri tautiečių elgesį keliuose. Magistralėje ties posūkiu į Kėdainius, itin įžūlus kelių chuliganas, visiems per šonus tik makalai, tik šnai per šonus visiems ir eis pas komisarą Gaidelis. Čia tai tikras Gaidelis. Su raidė J po I trumposios. Klaipėdos pėsčiųjų perėjose trankomi pėstieji. Kaip tai vyksta? Labai paprastai. Kai vienas sustoja praleisti per gatvę einančios mergičkos, o antras antroje eismo juostoje. Ne, čia buvo Šilutės plentas. O čia Klaipėda, Herkaus Manto gatvėje, 10 maršrutinio taksi vairuotojas, vietoje to, kad rodytų mums, kaip reikia pavyzdingai vairuoti, rodo, kaip nereikia vairuoti. Vėlgi visiems per šonus ir nesvarbu, kad rodiklė sukti į dešinę pusę leidžia. Per šonus kitiems važiuoti, tai nereikia. Vilnius, vadinamas savanorių žiedas, dar viena transporto priemonė, panaši į maršrutinį taksi. Ale pavaryta nevaikiškai, vaizdo registratoriaus vadybininkas ir savininkas net susikeikė. Mes irgi būtume susikeikę. Tada tas, kur susikeikė, nusikeikęs, griebė savo vaizdo registratorių už plaukų ir parodė mums anojo valstybinius numerius. Štai jie, mes įsidėmėjome. BMW X6 įžulokai bando įvažiuoti iš Šilutės ir Baltijos prospekto žiedinė sankryža nuo Jakų žiedo pusės. Tačiau tas, kuris įvažiavo žiedą teisingai, irgi geras. Neleidžia X6 dergtis eismo juostoje, neužleidžia priekį. Galvojate, 6X apvažiavo žiedą? Ne velnio, jis žiedo neapvažiavo, jis pavarė, kaip jam atrodo teisingai. Štai taip mes ir vairuojame. Čia, sako, mūsų kraštus buvo užklupusi žiema ir ne visi tada suspėjo važiuoti taip, kaip liepia šviesoforai. Herkaus Manto ir Daukanto gatvių sankryžoje minivėnas atsirado degant labai raudono šviesoforo signalui, o ką daryti, kai ratai prasisuka. Kretingoje BMW žiemą per dvigubą ištisinę pavaro įprastų savo stiliumi ir dar sumėto aną, bet BMW pilotas mašiną ištiesina ir istorija baigėsi laimingai. O dabar pamatysite itin įžūlų pavairavimą prie Vėtrungės pasažo. Nežinia, ar čia bereikalingi komentarai, bet vaizdas užfiksuotas paskutinę praėjusių metų dieną tik dar kartą įrodo, kokie mes esame neatsakingi, be jokios graužaties, važiuodami kitiems per galvas. Šitas veikėjas tikrai eis pas kelių policijos viršininką. Jo pavardė Šideikis. Ir pabaigai atspėkite, ar čia chuliganiškas vairavimas, ar čia tik pavojingas vairavimas. Nes kai yra baudžiama, tai yra labai didelis skirtumas, kokiam laikui atims vairuotojo pažymėjimą. 6 mėnesiams ar net 3 metams. Kol stebite vaizdus iš magistralės Klaipėda Kaunas, pasakysime, kad prie autobusiuko vairo 1968 gimęs klaipėdietis Darius vežęs 4 vaikus į pramoginių šokių konkursą Kaune. Kol stebite 4 vaikų kelionę su 9 metų senumo automobiliu Volkswagen Multivan, priminsime,
kad Lietuvos kelių policijos tarnyba pakvietė fiksuoti štai tokias nesąmonės, kad iš kelių būtų eliminuotos štai tokios transporto priemonės ir vairuotojai. Bet jūs nepatikėsit, šitas žmogus iškviestas į policiją paaiškins, kad posūkiai staiga sugedo, nes mašina sena, o laukia drėgna, tad posūkiai ir stabdymo signalai neveikia. Tai neva turėtų įrodyti sąskaitos faktūros už jų remontą. Dėl stabdymo prieš filmuojančio vairuotojo nosį ir netikėtų persirikėjimų buvo paaiškinta, kad neva ledo gabalėlis iššoko iš papriekio važiuojančios mašinos rato, žodžiu skiesta, kad tik nebūtų atimtas vairuotojo pažymėjimas. Nepadėjo. Metų pradžioje pilietis nubaustas 1500 litų bauda, o specialioji teisė vairuoti atimta 18 mėnesių. Ir tai dar ne viskas. Tos pačios dienos pavakarę tas pats automobilis, jau grįžtant iš Kauno į Klaipėdą, Raseinių rajone buvo nufotografuotas stacionaraus greičio matuoklio. Multivano lėkta 140 km/h greičiu, kai žiemą leidžiamas greitis yra 110. Kaži kaip tie tėvai dabar jaučiasi, pamatę, kaip jų vaikai buvo vežami į konkursą ir atgal. Nes chuliganiško vairavimo apibrėžime pagrindinis skirtis yra dedamas ant kelių eismo taisyklių pažeidimo, kuris kelia pavojų savo ar kitų žmonių sveikatai. Ačiū, kad buvote su Raidu, stengsimės jūsų neapvilti ir šiais metais. Būkite aplankyti. Sudiev. Į ankstų rytą švelnus vėjelis šnabždės man tavo vardą paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos, jomis atskriesiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai.